Sveiki. Šiandieną parodysiu Jums mūsų plausto gamybą ir pačią kelionę. Plausto pramoga jau trendina kurį laiką ir žmonės gaminasi juos iš putplasčio, bačkų, padangų, žodžiu visko, kas plūduriuoja. Mūsų plausto kriterijai buvo, kad būtų išardomas ir kad dalys tilptų į automobilį ar priekabą. Kitas tikslas buvo panaudoti kuo daugiau atliekų ir išleisti kiek įmanoma mažiau pinigų. Gaminome plaustą iš išmestų aliuminio metalų, lentų ir bambalių. Sukom rėmą iš pakabinamų lubų metalų, tada dėjom į vidų bambalius ir ant viršaus susukom lentas. Pritrukus metalui pakeitėm pakabinamų lubų profilius į statybinius profilius. Iš viso padarėm 5 dalis ir sujungus jas plaustas gavosi 5 metrai ant 2 metrų, 10 kvadratinių metrų plotų. Plausto dalis sujungiam su tvirtinimo juosta, diržais ir plastikiniais užtrukėjais. Ką čia daro? Ko tu manęs klausi? Esi tokią nesąmonę kažkada gyvenime daręs. Didžiausią klaidą gyvenime esu padaręs, kad sėdau į tą automobilį, kuris čia atvežė. Kas vairavo automobilį? Pažiūrėjau, mes dar neturim nei lovų susikalę, nei šaldytuvų, nei stalų, nieko dar nėra. Išplaukėme jau visai sutemus, todėl iškart ieškojame kažkur, kur galėtume apsistoti ir praleisti naktį. Jo žydri reiškės yra neatvykimas. Bet tai nei vieno galo neprieinamo, tai kur tu upė, gal čia realiai ne sala? Mes gal realiai krante sustojom. Žiūrėk, pažiūrim telefonę, kaip yra iš tiesų. Pas mane neužkraus. Aš galiu pasižiūrėti. Ar mes salo, ar mes prie krantų? Aš irgi galvoju, kad tuoj. Didesnė biškai. Nenorėjau su didelė čia beliau. Nu šiaip viduryje nėra tokia didelė. Pusę perėjom. Bet neinam iki kito galo. Viengunginį virštvą. Kaip faruose. Taip. Labas vakaras. Labas vakaras. Koks amžius būtų? 29,3. Pažymėjimus turit? Turit. Pas asfaltė. Pas asfaltė. Ką klausykit veikiat? Kur čia įskūrė? Čia yra Kalabibiškio apskritis ir galiu tik tiek pasakyti. Va ten už Rubežiaus, 3 gryčio ten mano, ten burokėlius sudinu, visokius. O ką čia jūsų draugai daro? Mūsų draugai, jie yra šamanai, bent jau man tas pagarsėjęs šamanas ir galiu teigti, kad jisai dabar daro savo apeigą. Dabar pradėjo daryti. Manvydas, aišku, yra mūsų prodiuseris, jisai viską čia suderinęs, režisūra, kadruotė, viskas yra jau... Urvinis žmogus. Taip. Man tas yra čigonų taborė buvęs, Radžius išmokino triukų. Mes dabar Aš sakyčiau pigių, bet tie triukai tikrai nepigus. Jisai daug rublių sumokėjo Radžiui, kad išmokintų šitų dalykų. Tai, blemba, paklausykit. Pažiūrėkit. Žiūrėkit, achemui net lemputės raudonas užsidegė ten. Žiūrėk. Nes jų nebuvo. Dega, tikrai dega. Mes džiunglėse radom du primityvius žvėrius. Jie atlieka kažkokį... Šiandien Takeshi piliai Narsoliai bandys įveikti šitas Takeshi pilis. Narsoliai koks tavo vardas. Kena, Kena, pirmin, bėga, koja lūžo, o ne pasisekė.
greitas updeitas kelionės. Kadangi naktį sustojom, vėlai išplaukėm, naktį sustojom prie laužiuko pasikurt, tai taip ir nelabai iš tikrųjų pamiegojom. Nusprendėm leistis į kelią, kas su vienokiam priemonėm. Gyvinas rytais, aš kavytės išsiviriau. Nu ir va, auksinis pirmasis Jonavos tiltas. Vieną dalyką nepadarėm, iš valtis. Smulkios. Kaip gyvenat? Super! Kaip grybai? Randat ką nors? Aukšlės kimba? Silkę pagavot? Silkę? O! Šildomės, dabar šeštadienio vakaras, temsta, Kauną priplaukėm beveik per plauką, bet nusprendėm nakvoti prieš. Tai būtų tekę vėl per naktį plaukti, labai nenorėjom, labai tingėjom. Paskutinė kelionės diena. Tikslas sustoti į parduotuvę, pasipildyti atsargas, nuplaukti iki Zapyškio ir dar spėti išsinuomoti ir grąžinti priekabą. Tai turi viskas labai sklandžiai vykti. Mantas tai visą laiką yra tokiam pasimėgavime. Žodžių srovė viską padarė už mus. Bemba, čia būtų gal ir buvę žiauru atsitrenkti ją. Mus bando pasivėti kažkoks bičiukas irklentė. Opa! O kitą kartą plauksim turbūt dar. Kiekvieną lauskas. Davai, stop. Iš Rūklos atplaukėm, bet šiaip... Bet mes iš Kauno, ta prasme. Į namo plaukiam. Antrą su pusę jau. Grįžtam iš Maksimos Kauno doko. Plauksim toliau. Legendinis kadras čia, žinau. Ne, gerai. Tiesiog tas labai įklimpęs. Dėl to taip atrodo, matai. Mes plaukiam į salą, į mus užnešt prie salos. Parodykit to žmonės, pamuojam žmonėm. Lemba, nežinau, šių iš šitą pusę gal. Atsargiai įsikirpkit, karočią.
Davai, 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 davai! Давай, давай! Давай, давай! Nu visi pamojuojam! Gerai! Niekas neužsiema. Ir jūs taip galit pasidaryti. Šaukom, čia daug akmenų bus. Ne, pala, čia daug akmenų. Sėdam ten, sėdam į šitą pusę. Į šitą pusę. Pala. Į tą pusę ir karočią nuneš mus. Žiūrėk. Tolimesniam plaukimui trukdė vėjas ir srovė, nes nešė mus labai į šoną, kur laukia mus akmenų barjeras. Tai kuo arčiau link akmenų, to panašu, kad čia yra sekliau. Mums reikia apiplaukti šitą reikalą. Pala. Visi savo pareigas atlieka. Manvydas, didžiais, palaiko emocinę būklę. Negali greitai, nes jam iš rankų. Čia labai mūsų didelis svoris turbūt, jo. Bet eina. Eina, nematau. Dar vieną, žiūrėk. Čia realiai mus šiandien išgelbė turbūt mūsų plaukimą. Nebūtų atplaukę jie. Vandens baikeriai atvažiavo. Bet va visą laiką padeda žmonėm. Iš Jurbarkoje, ne? Kaip kietai. Čia kaip ilgas filmas, nesibaigiantis. 3 dienų filmas. Šiaip galim pakalbėti. Norim tokių įdomių kadrų, va, žmonės užkalbinom kažkokius. Nelenktyniauji, blemba. Ne, aš čia nupirkau šitas mocas, jisai Europos čempionate 11 vietą užėmęs yra. Jančiauską aš jį nupirkau pernai. O čia lipdukai net yra iš čempionato. O mes legalūs, kaži, ar ne? Jūs, nežinau. Ar registruota priemonė jūsų? O reikia, kaži? Nemanau, kad plaustai. Nereikia. Nes mes praeitais metais plaukėm, bet turėjom mažesnį. Šiais metais pasidarėm bagažo, grinai dar vieną ekstra. Čia yra 5 dalis. Ką jūs matot, yra 5 dalis ir jos telpa į priekabą. Mes atsivežam, susirenkam ir baigiam išsirenkam. Jūs susistatot? Jo. Čia yra 1 ant 2 metrų toks kvadratas. Yra 5 kvadratai sujungti. 1, 1, 1, 1 ir bagažinė. Bet maudotės? Jo, buvom įkritę. Šitas. Gerai, hebrytė, davai, tai jau. Šauniai, malonu. Sėkmė. O kokie jūsų vardai? Gal atvarysim. Vardu. Aidas ir Toma. Malonu buvo susipažinti. Padarėt bagas! Šitą patempė vos. Tai jam 12 voltų? Jo. O kiek tų galios, starto galių kiek? 40 LB. LBS-ų? Ai, tai mažai. Mažai. Bet eina prieš srovę? Ne. Tik su srovę? Jo. Kem? Ten keliavimas galvoju. Supratau. Sėkmės. Oho, grįžo srovės. Dabar kokį maksimum. Čia šitas mūsų draugas, jisai mus prieš tai tempė. Gerai, gal ir nebus tarpimų. Žiūrėk, šitą galima kažkur į krantą. Didelio? Aš parplaukčiau jūras ir upes ir tegul į krantą mane išmes.
žodžio. Subscribe, like, share.